Seniai, toli buvo atrastas užburiantis žiemos receptas. Jums jį atskleisime. Įdedame skaitmeninės televizijos magiškų įspūdžių, pabarstome šviesolaidinio interneto stebuklais, viską gerai išmaišome ir mėgaujamės Baltikum internetu bei skaitmeninė televizija tik už 48 litus per mėnesį visą sutarties terminą. Baltikum užburiantis žiemos receptas. Trečiadienio gruodžio 18 dienos Jurbarko žiniose matysite. Šiandien Jurbarke viešėję 6 ministerijų specialistai pristatė 2014-2020 metų ES finansinį laikotarpį. Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo centro specialistai surengė reidą po automobilių padangų montavimo paslaugas teikiančias įmonės ir servisus. Jurbarko kultūros centre iškilmingai paminėtos 2 iškilių mūsų kraštiečių Antano Šabaniausko ir Stepos Odeikos 110-osios gimimo metinės. Šiandien Jurbarko verslo ir turizmo informacijos centro salėje viešėjo didelis būrys įvairių ministerijų ir Tauragės apskrities savivaldybių atstovų, kurie suvažiavo į Vidaus reikalų ministerijos organizuotą konferenciją skirtą 2014-2020 metų ES finansiniam laikotarpiui apžvelgti. Pranešimus apie ateinančių 7 metų ES finansavimo galimybes, prioritetus ir naujoves pristatė finansų, vidaus reikalų, švietimo ir mokslo, kultūros, aplinkos ir sveikatos apsaugos ministerijų specialistai atsakingi už ES paramos skirstimą. Po konferencijos pakalbintas Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšys tikino, jog 2014-2020 metų ES finansavimo laikotarpis Tauragės regiono savivaldybėms suteiks dar daugiau galimybių tęsti jo pradėtus ir įgyvendinti naujus projektus. Bus numatoma finansuoti tikslinės teritorijas, naujas teritorijas, jeigu dabar kaip tikslinės teritorijos regione buvo Tauragės miestas kaip centras, kuriam buvo skirta virš 40 milijonų litų ir kaip probleminė teritorija Jurbarko savivaldybė, tai atitinkamai Pagėgių savivaldybė, miestas tiksliau ir Šilalės savivaldybė irgi pretenduoja tapti kaip tikslinė teritorija. Toliau nauja yra tai, kad pačios regionų plėtros tarybos galės nustatyti kriterijus ir atrinkti mažesnius miestelius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų. Nauja yra tai, kad būtent tos galimos tikslinės teritorijos tiek Pagėgiai, tiek Šilalė turės parengti visos apskrities integruotą plėtros planą, kur bus ne tik tai investicijos numatytos į tas 2 tikslinės teritorijas, bet ir į kitas teritorijas ir kur lėšos bus koncentruojamos, tai yra visų ministerijų. Gal pasidžiaugti reikia tuo, kad regioniniam priemonėm, kurių lėšų projektų sudarime ir lėšų skirstime dalyvauja visos regiono 4 savivaldybės, jų bus daugiau. Tai yra, jeigu dabar buvo 10,5%, tai yra 15%. Ir ateina naujos ministerijos kaip energetikos ir kultūros, kurios tiesiogiai irgi numato priemonės investuoti į šias savivaldybės. Ir dar nauja yra tai, kad Žemės ūkio ministerija irgi planuoja investicijas ir kaimo plėtrą per regiono plėtros tarybas skirti lėšas. Ir visai pabaiga nauja tai, kad miestai irgi turės galimybę, kaip ir kaimo vietovės, rengti plėtros strategijas, tai yra bendruomenės kartu su verslu ir kartu su savivaldybės, parengti strategijas ir gauti finansavimą, ko nebuvo. Pasak Arūno Plikšio, ateinančiam 2014-2020 metų ES finansavimo laikotarpiui bus gauta tokia pati lėšų suma kaip ir praėjusiu, o kiek jų teks atskiroms savivaldybėms priklausys nuo projektus rengiančių specialistų aktyvumo. Lėšų struktūrinės paramos yra tokia pati suma numatyta, tai yra 23,32 milijardo litų visai Lietuvai. Taipogi yra papildomos programos, kas buvo pristatyta ir jūsų regionas labai aktyviai dalyvauja Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programoje, tai ta programa irgi bus. Tai vėlgi nuo to, kaip regiono savivaldybės ir kiti pareiškėjai aktyviai dalyvaus, priklausys, kiek investicijų ateis. Tikimės, kad tikrai ne mažiau, o daugiau, kadangi problemų regione tikrai yra nemažai, kurias reikia spręsti.
Jau ne vienerius metus pastebima tendencija, jog keičiantis metų sezonams ir vairuotojams pasikeitus vasarinės padangas į žieminės ar atvirkščiai, nereikalingų ir netinkamų naudoti padangų padaugėja ne tik šalia konteinerių, bet ir miškuose. Tokiu lengviausiu ir pigiausiu, tačiau tikrai ne pačiu saugiausiu tiek aplinkai, tiek ir gamtai būdu, dažniausiai nereikalingais daiktais atsikrato ne tik neatsakingi vairuotojai, bet ir nesąžiningi padangų keitėjai, kurių servisuose ir garažuose vairuotojai palieka pasikeistas naudotas padangas. Praėjusios savaitės pradžioje uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūros atstovai vykdė reidą, kurio metu tikrino, kaip Jurbarko mieste ir aplink jį esančiuose automobilių servisuose, kuriuose teikiama padangų montavimo paslauga bei padangų pardavimo vietose laikomasi, padangų laikymo tvarkos, kaip vedama atliekų susidarimo apskaita ir kaip įgyvendinama nuo 2012 metų sausio 1 dienos įsigaliojusi nauja tvarka, kurioje pavojingų atliekų turėtojai yra įpareigoti atliekų susidarimo apskaitas atskirti nuo jų tvarkymo apskaitų ir kurias privalu tvarkyti pagal naujoje tvarkoje nustatytus kriterijus. Atliekų susidarimo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės numato, jog tokią apskaitą privalo vykdyti atliekų surinkėjai, vežėjai, prekiautojai pavojingomis atliekomis ir jų tarpininkai. Pagal naujoje tvarką turi būti apskaitomos ne tik atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos, bet ir pakartotiniam naudojimui tinkamos medžiagos ir daiktai. Prieš savaitę vykdytų reido metu buvo patikrintos 8 įmonės bei bendrovės, kuriuose pasak akcijos organizatorių labai didelių nusižengimų tvarkant pavojingas atliekas nebuvo nustatyta. Apvažiavom keletą įstaigų, montuotojų, buvo nustatyti truputėlį žurnalų nevedimai, buvo paaiškita, kaip juos vest dėl ateities, dėl to, kad bus visi nauji reikalavimai šituo klausimu po naujų metų. Tai didelių nusiskundimų Jurbarke neturim, bet kai kur tokių truputėlį nesklandumų radom. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūros vadovas Andrius Šašys aplankytuose servisuose, įmonėse ar bendrovėse pasigėdo aiškios informacijos apie tai, jog pasikeistų ir tolimesniam eksploatavimui nebetinkamų padangų vairuotojas neprivalo išsivežti, o jų utilizavimu privalo pasirūpinti padangų montavimo paslaugą teikiančios įmonės ar serviso savininkas. Dalis žmonių nežino, kad gali senas padangas palikti pardavėjai, kiti nenori, kitiems galbūt jos dar tinkamos. Todėl aš manau, situacija šiek tiek pakeisti, jeigu pardavėjai informuotų apie tai, kad galima palikti naudotas padangas pas juos. Tai mes jiems rekomenduosim, kad tokia informacija būtų pardavimo vietoje. Bet jeigu žmogui jos atrodo tinkamos, yra jo turtas, priversti negalima. Tai aš manau, jeigu jie visi paliktų, kurie, sąmoningi piliečiai, kurie paliktų, aš manau, jau ta padangų dalis patektų atliekų tvarkytojams, tai aišku, negulėtų prie konteinerių ir miške. Kaip jau minėjome, šio reido metu buvo aplankytos 8 vietos, tačiau tai anaiptol dar tikrai ne visi pavojingų atliekų turėtojai. Todėl tokie ir kiti panašūs reidai bus rengiami ir ateityje. Ta patvirtino tiek ir atliekų tvarkytojai, tiek ir aplinkos apsaugos sergėtojai, kurie beje artimiausiu metu planuoja surengti ir dar vieną panašią tikrinimo akciją. Aplinkos ministerija organizuoja akciją Kaminukas. Akcijos metu bus tikrinami garažų masyvai, dirbtuvės. Tos akcijos tikslas kontroliuoti, ar nėra deginamos pavojingos atliekos, tai būtent naudoti tepalai. O naudotus tepalus deginti yra kenksminga sveikatai, nes deginant šias atliekas metam skirtuose renginiuose susidaro kancerogenai, būtent polichlorinti bifenilai, terfenilai, kurie kenkia sveikatai. Ir dioksinai išsiskiria, susidaro daug nuodingų medžiagų, kurios tam skirtam įrenginy jos sudegtų ir susiskaidytų iki nepavojingų. Tai va čia ir apart to, kad net netinkamai tvarkomos atliekos, jeigu deginama ne tam skirtuose renginiuose, bet dar ir keliama grėsmė sveikatai. Šių metų pabaiga Jurbarke paminėta gražiomis sukaktimis. Šiemet sukanka 110 metų 2 iškilioms ir garbingoms mūsų krašto įžymybėms – operos solistui Stepui Sodeikai ir lietuviškos estrados pradininkui Antanui Šabaniauskui. Šių žmonių pagerbimui skirti renginiai praėjusios savaitės penktadienį, gruodžio 13 dieną prasidėjo nuo trumpo minėjimo Antano Šabaniausko gimtosios sodybos, kurią nuo šiol žymės paminklinis akmuo vietoje.
Prie akmens buvo padėtos gėlės, o prisiminimais apie šią iškilę asmenybę dalinosi ne tik Jurbarko kultūros centro direktorė Jūratė Mosinovienė, bet ir paties dainininko dukra Raminta Staniulienė, į savo tėvo paminėjimą atvykusi kartu su savo anūke Antano Šabaniausko proanūke Rasele. Vakare minėjimas persikėlė į Jurbarko kultūros centrą, kur teatralizuotame retro bare buvo dar kartą prisimintos abi garsenybės, kurių garbės skambėjo to meto dainos ir šokiai, kuriuos atliko Jurbarko kultūros centro kolektyvai. Paskirk man dieną, tik vieną, paskirk man šiandieną, aš taip tave noriu matyti. Paskutinį sekmadienį, laimiai tiek išsvajotai, laimiai taip išsakrotai, per daug dienų. What coincidence, I'm following your groove, I can't hear the music play. Vakaro metu autentiškais prisiminimais tiek apie Antaną Šabaniauską, tiek ir apie Stepą Sodeiką dalinosi ir vakaro viešnia muzikologė Zita Kelmickaitė, papasakojusi ne tik tai, ką kiekvienas gali rasti šių žmonių biografijose, bet ir kur kas įdomesnių bei pikantiškesnių istorijų. Mes šiandien minime Antano Šabaniausko, sakykime, 110 gimimo metinių. Dieną paskyrėme jo dainoms čia mūsų retro kavinėje. Žinokit, visada būdavo labai elegantiškas ir visada lieko. Va čia pas jūs šiandien viską atitinka tradicijas. Jaunas panelės. Jau tokių kaip pasenų vazonų, tai sakė, niekam gyvenime nežiūrėdavo. Bet sakė, turėdavo būti labai labai jaunos. Tik sakau, ką jis negirdėjo, tik jau jam apie Dievę kurtų 70 su virš buvo. Sako, visada prieidavo, bent paglostydavo. Ir panelės, galiu galvoj. Tai va, ir sako, net jeigu būdavo, kad gastrolėse, sako, mes ten kur nors jau gastroliuodavom Lietuvoj, tai sako, ir po kaldra. Tai tos jaunos panelės nepykdavo, nes labai elegantiškas, sako, tą kojytę plikšt ir iškišdavo. Paglosto. Ir labai gerai. Ir jam gerai, ir tos panelės mato, kad žmogui irgi gerai. O visą prisiminimų ir kalėdinių susitikimų vakarą vainikavo operos solisto Jono Sakalausko ir Antano Šabaniausko vardo premijos laureato Alekso Lemano padovanoti patys gražiausi jų kūriniai. They
Mums greitai 25. Ta proga mes ruošiame ir pagaliau paruošėme jums ypatingą dovaną. Užsisakykite Baltikum skaitmeninę televiziją, išsirinkite teminį TV paketą ir 25 mėnesius žiūrėsite jį nemokamai. Baltikum, dovanų maratonas tik prasideda.